Garbė Jėzui. Šiandien toliau tęsime mūsų susitikimus, mokymusis, nes mokomės kartu, keičiamės. Ir aš suprantu, ir man tai labai svarbu, sielinė emocinė dalis. Nes būtent nuo tos emocinės sveikatos priklauso mūsų elgsena kiekvienam gyvenimo žingsnyje. O raštas labai aiškiai kalba apie mūsų tą vidų. Raštas tai vadina širdimi. Ir širdis, Dievo supratimu, tai nėra tas organas, konkretus organas mūsų kūne. Širdis tai yra mūsų įsitikinimai, kurie formuoja ir įtakoja mūsų gyvenimą žemėje. Taigi, šiandien kalbėkime apie emocinę sveikatą ir tai nebus trumpas, taip sakant, įrašas, tai bus gal daug ar keletą įrašų, kur mokysimės, kaip sielinę emocinę dalį, savo širdį saugoti. Nes 4 patarlė, būtent Viešpats taip ir sako, kad saugok visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Mes žmonės pripratę saugoti banko korteles, pinigus, savo namus saugoti, bet Viešpats pirmoje eilėje, ką sako, ir ko reikia viso stropumo. Sako, visu savo stropumu saugok savo širdį. Nes iš jos yra gyvenimo versmė. Vadinasi, viskas, kas matosi mūsų gyvenime, priklauso nuo mūsų vidinio įsitikinimo. Ir raštas nėra šiaip raštas. Jis todėl ir yra Dievo žodžiai, kad nukreipia ir pasako, kaip tai daryti žmogui šiandien. Todėl labai jūs raginu skaityti patarlės, ir viena iš jų yra 3-4 patarlė, kur būtent žmogui šiandien mums aiškina, kaip tai daryti, kaip saugoti savo širdį, iš kurios eina gyvenimo versmė. Tai pirmoji eilėje, ką mums žmogui reikia daryti? Saugoti savo akis, saugoti savo ausis ir saugoti savo mintis. Yra 3 dalykai, nuo kurių, kaip raštas sako, priklauso mūsų gyvenimo versmė, mūsų gyvenimo kelias. Ir tai nebereikalo yra Viešpaties išaiškinta, o akivaizdu, kad žmogus gali ir privalo pasirinkti. Savo laidose daug kalbu apie tai, kad būtent žmogaus pasirinkimas, nuolatinis ir pastovus pasirinkimas formuoja žmogaus gyvenimo kelią. Visas raštas yra įkvėptas apie tai. Vadinasi, žmogus gali ir jis renkasi. Ir kaip disciplinuoti save, kaip disciplinuoti savo akis, savo ausis ir savo mintis, mes laidų cikle aiškinsimės kartu, kad galėtume tobulėti ir kad turėtume vaisių, kurio be abejo Viešpats ir nori. Ir jis sako, tie, kurie laikysis mano žodžių, jie duos vaisių. Vadinasi, tai mūsų gyvenime bus apčiuopiama ir matoma. Dar paskaitysiu 24 eilutę. Čia sako, atstumk nuo savęs nedorą burną ir iškrypusios lūpos tegu būna toli nuo tavęs. Vadinasi, yra aiškiai pasakyta, kas neturi tarpti, ko neturi būti. Sako, atstumk, kokias lūpas nuo savęs, nedorą burną. Vadinasi, žiūrėk, ką kalbi Viešpats sako. Tai nereiškia, kad nėra aplinkybių, kurios, sakykime, yra, kaip čia pasakyti, blogos
ar kritika pilasi, galbūt visiškai netinkamai mūsų atžvilgių. Bet svarbiausia, kaip aš reaguoju. Nes Viešpats moko, kad tai reiškia, kad nebus vien tik tai viskas mums palanku. Bet tada, kai nepalanku, kaip nereaguoti. O nereaguoti galiu tik tada, kai pildausi savo mintis, pildau Dievo žodžiu, Dievo žodžiais. Ir būtent Dievo žodžiai, kada aš juos mąstau, palieku savo protę, jie dedasi į mano vidų, jie tampa įsitikinimu. Ir tai neatsitinka per 1 minutę ar per 5 minutės. Tai reikia nuolatinio ir pastovaus pasirinkimo. Ir dar, man atrodo, Jono 8 skyriuje, paskaitysiu, ką sako, Jėzus kalbėjo. Jei jūs pasiliksite mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai, Viešpats sako. Jei jūs nepasiliksite, atsiprašau, ne tą laiką paskaičiau, pasiliekate, vadinasi, esamuoju laiku Viešpats sako, jeigu jūs, vadinasi, mes su jumis pasiliekame, dabar Dievo žodžiuose mes tikrai esame Kristaus mokiniai. Ir toliau kitose rašto vietose sako, jūs tikrai nebūsite bevaisiai. Tai reiškia, mūsų gyvenime tikrai bus rezultatas. Taigi, kaip mums nukreipti savo akis, į ką žiūrėti, kaip mums nukreipti į ką, kad mūsų ausis ką girdėtų ir ką mūsų mintis, kad mąstytų, artimiausiose laidose kartu su jumis skaitysime, gryninsimės ir auksime tame Dievo pažinime. Auginsime teisingus pasirinkimus, kad tie pasirinkimai formuotų mūsų įpročius.